Norėčiau dar paprašyti, pakviesti Kristijan Pirsalu, kuris yra įgyvendinančios organizacijos rangovų strategijos vadovas ir atsižvelgiant į situaciją Ukrainoje ir taip pat Rail Baltica, aš norėčiau suteikti žodį Kristijanui ir jisai pakalbės apie bendradarbiavimą rinkoje ir kaip mes rengiamės plataus masto statyboms. Kaip žinote, šiais metais 150 km bus statomi, taigi Kristijanai, prašau, žodis jums. Pristatymą ir sveiki susirinkę, ponios ir ponai, laba diena, dar kartą malonu būti su jumis ir bendrauti tiesiogiai iš Rygos gyvai. Šiek tiek papasakosiu apie tai, kaip mes bendradarbiaujame ir bendradarbiavome su rinkomis ir kas buvo padaryta praeitais metais. Kalbant apie šį mega projektą, iš tiesų svarbu, kad mes praeitumėm tą mokymosi, taip sakant, kreivį ir pažymėtume labai didelę projekto vertę, kainą ir ilgą trukmę. Ir tai yra kažkas, ką mes daug nagrinėjame per pastaruosius 12 ar daugiau mėnesių. To priežastis yra tam, kad geriau nustatytume geresnius būdus dirbti ateityje ir galėtume koreguotis eigoje. Ir dabar mes vis daugiau pereiname į statybų etapą ir iš tiesų išleidžiamos lėšos projektui yra vis didesnės ir taip pat mus tikrai spaudžia laikas, kaip minėta anksčiau. Todėl labai svarbu, kad atsižvelgtume į praeityje išmoktas pamokas, atsižvelgtume į tai, ką mums gali padaryti rinka, kokios yra galimybės joje ir taip pat, kad atsižvelgtume į projekto reikalavimus. Nes kai keičiami tam tikri projektai, tam tikrose maršruto atkarpose ir per visą projektavimo etapą, mes vis tikslinome reikalavimus, todėl yra svarbu koreguoti visą požiūrį bendrai. Taigi, kaip anksčiau buvo planuota 2017-2018 metais, kada buvo skelbiami konkursai dėl projektavimo, nuo tų laikų daug kas pasikeitė ir jūs matote kai kuriuos labai reikšmingus pokyčius, kurių niekas nesugebėjo numatyti ir jie turėjo tikrai didelę svarbą visam infrastruktūros projektui. Rail Baltica yra toks pat didžiulis infrastruktūros projektas, panašus į kitus infrastruktūros projektus. Taigi pokyčiai, ypač stambus, daro mums didesnę įtaką tikriausiai nei kitiems ir mes todėl turime būti budrus ir tikslus, kalbant apie projektus. Ir kada viskas buvo suprojektuota ir pristatyta, niekas negalėjo numatyti COVID-o, virusinės infekcijos ir niekas negalėjo numatyti, kad pateksime į tokį sudėtingą laikotarpį ir dėja įvyko Rusijos agresija Ukrainoje, sukėlė ir energijos kainų krizę ir taip pat įvyko ir vyksta karas ir Izraelyje ir visą tai pakeitė rinkas. Taigi, sakykime, pirminės sutartys buvo skirtos arba numatytos visiškai kitokiai aplinkai veiklos. Todėl mes turime mokytis ir prisitaikyti ir tiesiog suprasti, kaip galime tai padaryti greičiau ir išmaniau. Kągi, žvelgiant į projektą dabar, tai mes matome, kad jis kinta ir anksčiau, iki covidiniais laikais, mes turėjome tokį nustatytą stabilumo laikotarpį.
Po tam tikro nestabilumo vėlgi grįžo rinkos stabilumas ir mes galime šiek tiek pasikliauti tuo, kad stabilumas kurį laiką išliks. Po COVID mes matėme labai daug ir labai dažnų pokyčių. Ir turiu pasakyti, kad netgi mes negalime pasitikėti tuo tarytum nusistovėjusiu stabilumu. Mes turime tikėtis pokyčių bet kuriuo metu. Taigi šiuo metu patirtis yra tokia, kad labai kito ir medžiagų, ir energijos kainos, ir investicijų išlaidos labai kinta. Šie pokyčiai tęsiasi toliau ir mes turime valdyti juos patys, jūs turi valdyti mūsų tiekėjai ir partneriai, kalbant apie įdėjimų išlaidas. Ir todėl mes turime į viską žiūrėti kitaip. Statybų rinkos aplinka bendrai ganėtinai ryškiai pasikeitė iš to, ką matome. Ir tai yra bendras makroekonominis žvilgsnis į priekį. Kitas klausimas, kaip mes galime tiksliau dirbti su rinka. Ir mes turime žiūrėti tada, ar šie pokyčiai daro įtaką Rail Baltica projektui ir kokią įtaką jie mums turi ir ką jie mums reiškia. Ir būtent su šiuo tikslu mes dirbome ir 23 metais ir iki šiol dirbame ir buvo daug diskusijų su pagrindiniais žaidėjais rinkose, pagrindiniais tiekėjais rinkose ir su tarptautiniais tiekėjais. Taigi dirbame ir su Baltijos šalių rinka, ir su Europos, ir pasaulinė rinka. Ir mes sugebėjome gauti vertingų įžvalgų, todėl labai dėkui visiems, kas dirbote su mumis ir patikėte šitą esminę informaciją. Keletas dalykų, kuriuos mes supratome ir kuriuos mes paverčiame kontraktais, sutartimis, darbo patirtimi ir praktika. Kalbant apie tai, turiu pasakyti, jog visi rinkos pokyčiai atsiliepė ir finansų valdymui, ir finansinių paslaugų paketams. Kadangi juos irgi reikia pritaikyti ir prie rinkos, ir prie tiekėjų. Todėl klausimas, kas yra pagrįsta. Todėl mes turime užtikrinti, kad būtų konkurencija ir antra, kad šitie paketai būtų nei per dideli, nei per maži, kad suvaldytume. Toliau kainų indeksavimas. Prieš šios didžiosius pokyčius tai nebuvo plačiai paplitusi praktika, ypač prieš COVID-ą. Ir logistikos perkričių buvo ir taip pat tam reikėjo glaudaus bendradarbiavimo. Taip pat buvo kitų pokyčių rinkoje, dėl kurių būtina buvo glaudžiau bendradarbiauti, kadangi tokias rizikas galima suvaldyti tik bendradarbiaujant. Toliau techniniai reikalavimai. Jeigu mes keičiame požiūrį, jeigu keičiame kaip mes dirbame su sutartimis, jeigu įkainojimo modeliai pradeda skirtis, tada tai taip pat reiškia, kad mes turime galvoti, kaip mes specifikuojame savo sutartis. Į ką daugiau kreipti dėmesį, ar į rezultatų specifikaciją, ar į detalesnę specifikaciją, kur matome detaliai procesą ir taip toliau, kas mums duoda daugiau lankstumo. Taigi, tai yra tie klausimai, kuriuos mes nagrinėjame ir konkursantai, konkursų dalyviai, viešųjų pirkimų dalyviai jau gali matyti atitinkamus pokyčius. Taip pat mes sužinojame, kad iš mūsų tikimasi daugiau pagalbos klientams, iš mūsų kaip projekto lyderiams ir plėtotojų. Ir pasakysiu porą pavyzdžių, bet prieš tai norėčiau pabrėžti, jog svarbu yra pažvelgti ir į save, atsigręžti ir į save. Ir būtent tai mes ir padarėme bendraudami su rinka.
Taigi mes atsižvelgėme į anksčiau išmokstas pamokas ankstesnių sutarčių laikotarpių metu, toliau taip pat ir iš projektavimo, toliau pasižiūrėjome, ką turėtume gerinti mūsų organizacijoje ir toliau tai mums duoda supratimą, ką mes galime pakeisti, ką galime suvaldyti ir ką pagrįsta padaryti. Ir norėčiau pateikti Jums porą pavyzdžių apie gautą informaciją ir taip pat paminėti, kas yra svarbu ruošiant kitus paketus. Pavyzdžiui, įkainojimo modeliai, kainų nustatymo modeliai. Jūs matote palyginimą 21 metų ir 23 metų informacijos. Taigi 21 metais mes daugiau mažiau naudojamės ankstesnė iki covidinę praktiką, nes kol priimamas pakeistas požiūris ar metodas, praeina šiek tiek laiko ir fiksuotos kainos metodas buvo manoma, kad puikiai veikia šiame regione ir daugiau ar mažiau visi tais pačiais pagrindais vykdė projektus. O dabar, kadangi įvyko dideli pokyčiai, kurie padarė didelį įtaką įvairiems projektams, mes 23 metais priėjome tokio momento, kai nei viena net iš stambių tarptautinių įmonių nebenori fiksuotos kainos sutarčių dėl neapibrėžtumo, dėl rizikos, dėl glaustų terminų, kurie daro įtaką projektams. Ir tai yra ta rizika, į kurią mes turime atsižvelgti ir ją įtraukti, ir kuri turi daug nežinomųjų ir todėl rizikos marža labai išauga. Mes visą tai irgi turime atsižvelgti. Matote, kad Rail Baltica projektas perėjo nuo fiksuotos kainos prie kitų sudėtingesnių, rafinuotesnių kainų vertinimo projektų. Ir mes taip pat matome, kad faktinių kainų modeliai dabar labiau mėgiami, taip pat ir vietos rinkose. Ir taip pat priedai tapo daugiau mažiau standartinę praktiką. Kitaip tariant, tie projektai, kurie trunka ilgiau, 12 mėnesių ir ilgiau, kartais netgi ir trumpiau, turi būti keičiami ir indeksuojami, kiek mes matome, kad galima būtų atsižvelgti į rinkos realijas. Taip pat rinkose būna įvairių specifikų, skiriasi rinkos priklausomai nuo šalių, jos skiriasi šiek tiek ir gali kilti klausimus su grynųjų srautais. Toliau išankstiniai apmokėjimai. Mes jūs irgi nagrinėjame, kiek jie svarbus ir kokios yra proporcijos. Jūs matote skirtumą dėl 21 ir 23 metų ir kodėl mes tai nagrinėjame. Todėl, kad rizika pinigų srautams vykdant sutartis irgi yra atsižvelgta. Ir mes matome, kad išankstinių mokėjimų prašymai išaugo ir tai turi įtaką mums ruošiant bet kokias sutartis. Kitaip tariant, mes turime įtraukti galimybę dirbti daugiau su išankstiniais mokėjimais ir užtikrinti, kad pinigų srautai būtų tinkamai valdomi per visą projektą nuo pradžios iki pabaigos. Taigi, apibendrinant, į ką mes žiūrėjome? Mes žiūrėjome bendrai į visą organizaciją, nagrinėjome kas buvo gerai, kokios stiprybės, ką reikia tobulinti projektavimo etape. Iš to pasimokėme dabartinėme etape. Mes taip pat kalbėjome su
rinką, rinkome konkrečią informaciją apie galimus variantus, apie tai, ko nori rinkos dalyviai. Ir atsižvelgėme taip pat ir į projekto reikalavimus, terminus, finansavimą. Ir būtent taip mes išvedame, sakykime, mūsų gairias ateities darbams. Taigi tiek norėjau pakalbėti šią temą. Kągi, dar šiek tiek klausimų atsakymų. Buvo klausimas iš visuomenės. Tai kas yra tos statybų įmonės dirbančios su šiuo projektu? Tai platus klausimas, bet gal galite struktūruoti atsakyti. Geriausia, tai sužinoti, atsivertus e-procurement tinklalapį arba mūsų tinklalapius ir pamatysite konkursų, viešųjų pirkimų archyvai, kas dalyvavo ir taip toliau. Tai yra pati pragmatiškiausia faktinė informacija, kurią galime pateikti. Bendrai norėčiau pasakyti, kad daugiau mažiau visi vietos dalyviai, Europos dalyviai ir pasauliniai pagrindiniai dalyviai dalyvauja. Taip, aš manau, kad gavome dar daug kartų vieną klausimą ir manau verta pakartoti jį. Yra žmonės, kurie klausia, ar vis dar yra galimybių dalyvauti Rail Baltica projektuose, nes mes darome pažangą ir jau didžiąją dalimi prasidėjo statybų darbai. Taigi, koks būtų atsakymas? Ar turi šansų tie, kas nori dar sudalyvauti? Tikrai taip. Ir neužilgo mano kolega paaiškins, kokios yra galimybės dalyvauti. Kalbant apie galimybės, yra du būdai dalyvauti. Pirmoji, kaip pagrindiniam rankui, dalyvauti konkurse, viešuosiuose pirkimuose arba kaip subrangovai, priklausomai nuo jūsų verslo paties. Tai kreipitės arba į mus, arba į vieną iš genrangovų. Klausimas, ar jūs pristatėte įvairiausius pokyčius, bet ar faktiškai pakeitėte ką nors pirkimo sutartyse? Klausimas puikus, atsakymas taip. Mes įtraukėme indeksavimo mechanizmus į sutartis, kaip matėte, mes pagerinome mokėjimo terminus, taip pat įtraukėme papildomų nuostatų, kad paskatintume glaudesnį bendradarbiavimą. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos reikėtų paminėti, yra tai, kas dabar vyksta Estijoje, sudarant sutartis dėl alijanso. Faktiškai geležinkelių sektoriuje tai yra naujovė, tai nebuvo daryta Baltijos valstybėse geležinkeliuose. Ir visa šita informacija, analizė, išmoktos pamokos, marketingo ir rinkos informacija, indeksavimai, ką turime daryti, kokios yra rizikos ir kokius metodus taikyti ateityje, kokias rizikas turime išspręsti, kokias diskusijas turime pravesti su rinka, kad užtikrintume, kad mūsų metodai veiks. Kągi, ačiū, aš manau, kad kitos sesijos metu mes išgirsime dar šiek tiek